Net reikia nedaug, kad nuo fitneso ir sveikatingumo socialiniuose tinkluose pereitum prie sąmokslo teorijų ir antisemitizmo. Remiantis naujų kovos su antisemitizmu judėjimo tyrimų centro paskelbtų tyrimų, Instagram rekomendacijų algoritmas gali lengvai nukreipti vartotojus nuo įprasto turinio prie neapykantos kupinos medžiagos ir net nacistinės propagandos. Tyrime buvo naudojamos dvi neutralios Instagram paskyros, kurios sekė fitneso ir sveikatingumo influencerius. Ir be jokio aktyvaus vartotojo ketinimo, abiem paskyroms per pirmąsias 2 dienas buvo rodomas turinys, skatinantis neapykantos kalbą ir sąmokslo teorijas. Trečiąją dieną daugiau nei trečdalis turinio buvo aiškiai antisemitinis. Vadinamieji pereinamieji naratyvai, tokie kaip nepasitikėjimas medicinos pramonė, pradėjo kelionę nuo antivyriausybinio turinio iki sąmokslo teorijų ir atviros neapykantos šiame antisemitinėme turinyje. Prisijungė prie mūsų aptarti daugiau daktarė Asafas Ramirovskis, organizacijos Mokslininkai už taiką artimuosiuose rytuose vykdomasis direktorius. Čia turime vos 3 dienas nuo sporto iki neapykantos kalbos. Kas čia vyksta ir kaip tiksliai tai galima užkirsti kelią socialiniuose tinkluose. Na žiūrėkite, kaip visada, dėkoju, kad mane pakvietėte. Čia matome procesą, kai antisemitizmas yra normalizuojamas, naudojant visas socialinių tinklų priemonės. Turiu omenyje, mes gyvename infotainmento amžiuje ir visi reaguoja į tai, ką laiko antisemitizmo ekosistema. Tai yra dalis atoveiksmio ir fonas, kuris iš tikrųjų leido tam, ką šiandien matote kalbant politiškai. Ir toksiškumas Jungtinėse valstijose susijęs su tuo, kokie kandidatai yra renkami. Žinote, kur antisemitizmas yra neatsiejama progresyvių ratų ir visos demokratų partijos dalis. Bet visa ši idėja, kad tai, ką matėme čia, panašus vaizdai kaip ir stovyklavietėse spalio 7 pradžioje, tai ir toliau klesti. Ir kaip matote, daug nereikia, kad tai įsižiebtų. Matėme panašių vaizdų prieš Izraelio dienos paradą Niujorke. Visa tai vyksta akimirksniu, siekiant greito pasitenkinimo. Ir esmė ta, kad faktai nebesvarbus. Manau, kad tai ir yra pagrindinė mintis. Turime būti atsakingi, naudodamiesi šiomis platformomis ir suteikti tikrą kontekstą, nes dabar jo visiškai nėra. Ir faktas tas, kad būtent influenceriai kuria šias pasakojimo linijas, kurios visiškai neturi jokio konteksto, ką dar kartą parodė neseniai pasirodė straipsnis su kraujo šmeižto motyvais, kurį parašė Nikolas Kristofas laikraštyje The New York Times. Su visais tais antisemitiniais stereotipais, kurie klesti visur aplinkui. Taigi visa tai labai greitai plinta socialiniuose tinkluose ir žmonės į tai reaguoja, kas iš tikrųjų kelia didžiausią nerimą. Ir elgiasi smurtiniais būdais, kaip matėte, kaip ką tik parodėte savo įrašę iš New Yorko. Tai ką tada vartotojai gali padaryti, kad būtų atsakingi? Jei jiems parodoma tokia medžiaga, jie nežino, ar ji tikra ar suklastota, ką jie gali padaryti, kad būtų atsakingesni vartotojai? Na, žiūrėkite, manau, kad kontekstas yra svarbus, informacija yra svarbi ir nėra vieno šaltinio, kuris galėtų atsakyti į visus klausimus. Turiu omenyje, kad tai taip pat yra pačių kompanijų atsakomybė. Manau, turime apie tai kalbėti, žinote. Meta ir kitų socialinių tinklų atsakomybė, kai kalbama apie jų pareigą šalinti neapykantą ir diskriminaciją šiose platformose, kurią dar labiau sustiprina jų pačių sistemos ir naikinti tai. Mes matėme panašių susirūpinimų iškart po 10/7 ir tai, kaip TikTok buvo piknaudžiaujama siekiant iškelti Hamas propagandą. Žinote, opozicija ten dirba visą parą, 24/7. Hamas ir musulmonų brolyje turi milžinišką aparatą Jungtinėse valstijose ir visoje Europoje. Ir jie jį naudoja bei piknaudžiauja juo. Ir būtent jie daro įtaką jaunai kartai, kuri tuo visiškai tiki ir priima viską už gryną pinigą. Taigi tai iš tikrųjų kelia susirūpinimą, todėl turime pradėti nuo pačių įmonių, taip pat nuo namų, nuo švietimo įstaigų, kad būtų įdiegtos tikros kontrolės ir pusiausvyros priemonės, kurios padėtų atskirti, kas yra tikra, o kas propaganda. Ir tai, tiesą sakant, yra gana Sizifo darbas – suvaldyti šią masinę sistemą, kai visi gyvena internete ir naudojasi savo telefonais, kad diktuotų, kaip, kur ir kada jie tvarko savo reikalus. Didelis uždavinys, bet pirmas žingsnis yra tiesiog apie tai kalbėti. Daktarė Asafas Ramirovskis, labai malonu Jūs matyti 24 News English laidoje ir aptarti šią svarbę temą. Ačiū, kad buvote su mumis.